Šiuolaikinis menininkas yra tartum žvalgas, einantis ten, kur paprastas žmogus nedrįsta žengti. Tačiai dienai mes galime tik pasidžiaugti, kad Šiaulių aruode dirbantis žmonės ne tik užsiima ūkinę veiklą, bet ir mėgsta kūrybiškai paišdykauti. Kai projektavom šitą elevatorių, tikrai nebuvo numatyta, kad čia turėtų būti parodų erdvė. Ir labai nustebino tai, kad pasirodo iš tikrųjų tos erdvės parodai menui labai tinka. Iš tikrųjų, kaip gavau kvietimą, tai 2 kartus žiūrėjau į adresą. Dar 3 kartus pasižiūrėjau, ar tikrai pavadinimas kokiam pastate. Kokiu užsidegimu mūsų kolektyvas jai ruošiasi. Džiugino ir kooperatyvo ūkininkai, kurie parodė šiltas parodos idėjas ir parodą priėmė. Jie buvo labai susidomėję. Jūs esate pavyzdys, kad ūkininkai nėra tamsuoliai, jie yra nuostabus, žingeidus ir vertinantis tai, kas išties tikra – kultūrą, meną ir muziką. Parodos pavadinimas "Nuo grūdo iki meno" simbolizuoja tiek pačios idėjos gimimą, kai netyčia išsprūdė žodis paroda, tarsi sėkla sudygo mintyse apie šių erdvių galimybės ir augo, vystėsi, brendo iki šiandienos šventės. Šiandien mes matome meną, kursime meną ir girdime meną.